Jau labai greitai Lietuvos kinus užvaldys kino pavasaris. Ir nuo šiandien jau yra parduodami bilietai į šią kino šventę, tai norėčiau pasidalinti keliomis rekomendacijomis, o jeigu tiksliau tai, ką aš žiūrėsiu pats ir galbūt tai padės jums apsispręsti, kokius filmus išsirinkti. Visų pirma, vienas svarbiausių šio festivalio filmų – Latvijos projektas, Auksinio gaublio laureatas ir 2 Oskarų nominantas filmas Potvynis apie juodą katinėlį, kuris bando išgyventi su savo draugais. Antrasis mano pasirinkimas yra anime žanro atstovas atkeliavęs iš Japonijos ir tai yra Katinas vaiduoklis Anzu. Filmas pasakoja apie mergaitę, kuri praranda savo mamą ir atsiduria šventykloje pas budistus. Ir ten jis sutinka Katiną vaiduoklį Anzu, kuris padeda jai keliauti į pomirtinį pasaulį ir galbūt susigrąžinti savo mamą. Trečiasis yra studijos A24 filmas Queer, kuriam pagrindinį vaidmenį atlieka buvęs Jamesas Bondas Danielis Craigas. Ilgą laiką maniau, kad šio filmo apskritai niekas Lietuvoje neparodys, todėl džiaugiuosi, kad bent kino pavasario formate bus galima jį išvysti. Ir filmas pasakos apie amerikietį, kuris atvyksta į Meksiką ir gyvena, sakykime, tokį atpalaiduojantį gyvenimą, bei kartu ieško romantiškų ar artimų santykių. Dar vienas pasirinkimas būtų danų filmas Tylieji, kuris pasakoja apie karjerą praradusi boksininką, kuris atranda naują kelią, tai yra vykdyti apiplėšimus. Ir kartu su savo bendrininkais nusprendžia atlikti patį didžiausią apiplėšimą Danijos istorijoje. Dar vienas filmas, į kurį jau esu įsigijęs bilietus, yra Žvaigždės pranašauja. Tai yra italų pasakojimas apie astrologę Lucianą, kuri įdomiai sukuria savo klientams gyvenimo kelionės atradimams ir prasmės paieškoms. Šiaip labai komiškas atrodo pasakojimas ir turėtų būti tikrai smagu žiūrėti jį kine. Tai tikrai nėra visi filmai, kurie atkreipia mano dėmesį, tiesiog į kitus galbūt įsigysiu bilietų šiek tiek vėliau. Ir pirmasis jų yra Vermilianas, tai italų filmas apie Italijos Alpių kaimelį Antrojo pasaulinio karo metais. Tai savotiškai tokia romantinė drama kartu su gyvenimiškais elementais. Mane taip pat sudomino ir Suleimano istorija, kuri pasako apie iš Gvinėjos atvykusi imigrantą į Prancūziją, kuris Paryžiuje ieško savo naujo gyvenimo kelio, dirba kurjeriu ir bando susitvarkyti savo migracijos dokumentus. Ir dar vienas projektas, kuris tikrai atkreipia mano dėmesį ir atrodo bus vienas sunkesnių šio festivalio filmų, tai yra Šventosios figos sėkla. Filmas yra apie vieną šeimą, kuri vienas yra teisėjas, o dukros ir žmona kaip ir priešinasi visam režimui. Dėl šio filmo režisierius turėjo palikti šalį ir aš manau, kad tai jau yra kažkoks ženklas apie filmo kokybę ir svarbą. O kokius jūs festivalio filmus planuojate pasirinkti? Galbūt jau turite bilietus, o jeigu ne, gal kažką norite pamatyti, parašykit komentaruose ir nepamirškit manęs pafollowinti.